Labai ačiū. Aš kai mokau sukelt dramą lygioje vietoje. Šitos dvi spalvos yra šio sezono pantonai, tai reiškia pagrindinės spalvos. Tai šitų spalvų dar yra tokios visos saldainiškai švelnios, žalios, geltonos, raudonos. Vaikai. Va, ir viskas, tai yra paprasčiausias testas. Šiaip, pavyzdžiui, labiausiai reikėtų žiūrėti, žinoma, į savo antakių ir akių sritį. Nes prie vienos spalvos jūsų antakiai ir akis dingsta, o prie kitos spalvos išryškėja. Turbūt labai daug moterų galvoja, kad platėjantys džinsai, man netiks, nes aš, pavyzdžiui, esu stambesnė. Nieko panašu. Šiaip jie turi savybę tikti principai beveik visoms moterims. Aišku, stilius yra toks dalykas, kad jis negali būti 100%. Kiekviena taisyklė tikrai negali galioti kiekvienai moteriai 100% ir vis tiek reikia stovėti prieš tą veidrodį ir žiūrėti. Bet džinsų esmė. Jūs visą laiką turite pasirinkti tai labai teisingą aukštį. Tai didžiulė laimė yra ta, kad normalioms, kasdieniškoms moteriams labai tinka truputėlį aukštesnio liemens džinsai. Ir pastarųjų 5 metų mada jums yra labai dėkinga. Ir mėgaukitės, nes už 2 metų vėl pradės žemėti. Kas turit namuose džinsų, pakelti rankas? Gerai. Tai, žodžiu, traukite juos ir nešiokite prie visko. Pavyzdžiui, nešiokite juos prie to, kas madai šį sezoną nutiko geriausio. Suknelė tarsi atrodo nieko ypatingo, bet esmė jos yra ta, kad jinai... Tik davėlės sako. Bet čia, o dydį mano galėjai? Klausyk, bet iš tikrųjų aš dabar pagalvojau, taip italai puikiai atrodytų, jeigu tik tai šitą paleistume. Ką? Tau nereikia to liemens ryškinti. Tavo figūrai nereikia, pavyzdžiui, mano figūrai irgi netinka ryškinamas liemo. Jeigu aš rinkčiausi suknelę, tai mano berniukiška figūra, nėra liemens, tu esi obuoliukas, tai mes renkamės laisvą suknelę arba biškį platėjančią, be jokio liemens. Tai šita suknelė, kaip ir šita palaidinė ir kaip šita palaidinė, jos labai skirtingos. Yra geriausia, kas nutiko šį sezoną madoje. Šį sezoną madingiausia yra pečiai, nuogi pečiai. Man asmeniškai nieko seksualesnio moters kūne nėra kaip pečiai. Man visa kita yra kažkaip tai suneskaitų. Papai šiknas ir ten, nežinau, kojas yra labai gražu, bet jos peties ne visi turi ir galų gale tie super trupi šortai tikrai tinka dažniausiai visom iki 16, bet po 16 jau labai mažai kam. Taip. Visos šitos palaidinės turi tą patį ir jūs dabar rasite bet kokioje savo mėgstamai parduotuviai tokias palaidinės, kur galėsite rodyti nuogus pečius. Aš paėmiau vienus batus, kuriuos, pavyzdžiui, šiaip, jeigu nebūčiau stilistė ir jeigu nedirbčiau su drabužiais, pažiūrėčiau jūs būčiau, ne. Nes, pavyzdžiui, vieni atskirai visai kažkaip, ne. Ne, ir viskas. Bet iki šioliai visų parodytų daiktų jie tiko. Tai visą laiką taip pabandykite, taip pagalvoti, o koks daiktas man galėtų tikti prie visko. Tikriausiai turite 100 milijardų rankinų, kur to visų trintų ir ten prikrauto visų viso kito. Tai šį sezoną perkite tik tai vieną rankinę, kur tiks jums prie visko. Turiu omeny ir į pliažą, ir prie Dovilės outfito. Ir aišku, dar vienas dalykas. Apvalūs akiniai. Tikrai tinka absoliučiai visom moterim. Aš Lady Gaga. Super gerai atrodo. Ne, dabar taip tu Lady Gaga. Labai kviečiu geriau neišlaidauti keletą mėnesių ir eiti nusipirkti savo pliažo visą tą outfitą per vieną kartą. Arba, jeigu taip surinkti, tai rinkti jį sąmoningai, galvojant apie tai, kad jis būtų 2-3 spalvų. Ir esmė ta, mes vis dar labai stengiamės, kad kelnaitės ir liemenukas būtų skirtingų raštų. Tos pačios spalvos, skirtingi raštai, tunika, gali būti kokia nori liemenėlė, tokia ar tokia. Esminis dalykas, jeigu jūs pasirinksite vienodų spalvų keletą skirtingų daiktų, jums visiškai nereikės žiūrėti į raštus. Bendram vaizde jūs dėsite puikiai. Ir jums visada reikės vieno akcentų, tai kadangi jūs jau esate nusipirkę rankinę prie Dovilės outfito, tai jūs puikiai tiks ir čia. Šiais metais labai iš tikrųjų madinga įvairios aplikacijos. Ir čia tokie ultra madingi džinsai, kurie yra aukšto liemens. Juos visada reikėtų paraitoti, čia nėra taip, kad jau jie tikrai yra. Čia tos yra kaip čia, pagal viską čia yra banankės. Kas 80-ais gimė, tai tikrai žino, kas tas yra. Aš prie jų parinkau va šitą palaidinę.
Dabar gal, čia aišku, čia tai būtų geriausias, Dovilė čia labai tiktų. Nerodyt lėmę. Pirmiausia, sudėliojau visus daiktus, po to paaiškinsiu, kodėl taip. Jo, čia, ta prasme, čia vis dėlto skirta moterims, maikutė galėtų būti ir kitokia, palatinė galėtų būti ir kitokia, galėtų būti ir ilgesnė, bet nesvarbu. Žodžiu, džinsai tokia tata, marškinukai galėtų būti ant pečių ir dar tie patys akiniai, kurių rodžiau su gėlytėmis, esmė ta. Jeigu renkatės ultra madingus daiktus, tada nešudėliaukite, nesirinkite tiesiog tai, kad, aš čia džinsus su tais šitą, o paskui čia tokia paprasta maikutė ir tada su balerinkė. Ne. Jeigu jau darote kažkokį tai eksperimentą su mada, tada jau varykite iki galo. Dėkitės tą ir viską. Aišku, daug kas nebesipranta rusiškai, bet yra toks rusiškas pasakymas, jesli umirat, taks muzikai. Tai jeigu mirtate, tai tik su muzika. Tai, ta prasme, jeigu pro šalį, tai varykite konkrečiai. Aš vis tiek labai norėjau pasakyti, kad žiūrėkite į veidrodį, pažiūrėkite, tai yra jūsų daiktas ir jeigu jūsų, prašau. Nes tai tikrai būdas išreikšti savo tokį, nežinau, prigimtinį seksualumą. Ir tam dar kažką. Patarimas mano toks. Nepersistenkite su geltonos ryškumu, moka numušti labai jūsų asmeninį žavesį. Rinkitės pastelinę geltoną, tada gali būti skani. Jeigu sėdelinsitės tokia pieniška balta, tai žiūrėkite. O jeigu jūs mylite geltoną ir tai yra normalu, nes žmonės myli skirtingas spalvas, rinkitės aksesuarą geltoną, kuris tikrai gali tikti visur ir kurio nereikia dėti prie veido, kad jisai tikrai suskambėtų prie jūsų drabužių. Tai yra tobulas variantas prie džinsų, prie baltos, prie raudonos, prie mėlynos, prie bet ko. Šita rankinės formulė tiesiog šio sezono topas be jokių argumentų. Tiesiog apvali rankinė šiandieną yra pati madingiausia. Rankinė turėtų būti tinkanti prie visko. Vat pabandykim įsivaizduoti, va šitą rankinę prie maudimuko. Jinai gerai atrodo. Prie džinsų. Jinai atrodo puikiai. Įsivaizduokime juodą mažą suknelę, jinai atrodys nuostabiai. O sportbačius baltus? Puikiai. O New Balance? Nuostabu. Galvokite visą laiką apie daiktus, kuriuos turite namuose. Įsigykite tik tokius, kuriuos turėsite ilgai. Visus turi daug tų skarelių, gražių, sakykite. Tai čia yra tas pavasaris, kada yra va šitas va. Čia yra dabar šitas orgazmas, tai varykit.